Labas visiems. Tai pagaliau išaušo ta diena, kai mes užsimsim javapjūtę. Senoviniai kviečiai, čia man už nugaros, kuriuos mes auginame. Čia yra dabar 3 derlius mūsų jau. Tai labai lauktas derlius. Jie atkeliavo iš Velso. Ir puikiausiai Lietuvoje patiko jiems augti. Čia yra koks 1000 skirtingų kviečių veislių senovinių. Buvo jie auginami šeima karta iš kartos Prancūzijai iš Velso. Kaip žinot, mes jokios chemijos, jokių sintetinių trąšų nenaudojam, tik ekologiškai, dėl to šitie kviečiai yra idealus pasirinkimas ekologiniam ūkiui, nes jie užauga aukšti, viską užstelbia ir tada turi švarų lauką. Na ką, darbas baigtas, kviečiai nukulti pilnumoj. Gavosi viena priekaba ir dar yra pilnas kombaino bunkeris. Tai senovinių kviečių turim nukulti, beliko juos atsivalyti ir susisandėliuoti. Važiuojam namo. Nu ką, vakar nukūlėm senovinius kviečius, šiandien laukia rugiai. Ir man visą laiką rugiai yra toks kaip pavyzdinis laukas, nes jie visą laiką ekologiškai labai gerai auga. Ta prasme, gražiausias laukas. Su kviečiais būna visko. Pavyzdžiui, vienas laukas buvo labai gražus, o kitas buvo piktžolėtas, nes ten biškį išmirko. Plius dar labai lemia sėklos norma. Tai šiemet dariau eksperimentą, bandžiau sėti skirtingas normas, mažiau, daugiau, vidutiniškai. Tai vienareikšmiškai pati didžiausia norma gal nebūtina, bet daugiau reikėtų sėti. Su žirniais prisidirbau irgi užtaupau biškį, tai žalėm, nors praeitais metais buvo didesnė norma, buvo labai gražu. Tai, kaip sakant, gyveni ir mokais. Praeitais metais, javapjūtės metu, tokia mintis buvo kaip sukirbėjus, kad būtų gerai turėti antrą priekabą. Tai nebrangiai labai gavau. Jinai, aišku, buvo visi mediniai bortai supuvę. Tai aš nusipirkau medienas, nedariau metalinių bortų, pasidariau tos pačius medinius. Išsipjoviau lentas palei ilgius, viską susidėjau, metalinės dalis perdažiau, o dugnui sudėjau skardą. Dugnas kaip ir buvo visai tvirtas, bet skylių buvo, tai norėjau pervirinti, bet tiesiog laiko sumetimo įstaupimo, plus ana priekaba irgi su skarda milimetrinė, puikiausiai laiko grūdus, kadangi tik grūdus sužiot, tai va sudėjau. Aišku, medis atsivėrė tarpai, tai transporterio juostą sudėjau, viskas užsandarinta. Šiek tiek mažesnė negu anoji, bet va, šiemet ir pravertė. Kviečiai nukulti stovi kieme, laukia valymo proceso, o kol orai leidžia geri, va, atvažiavau, prisipildysiu rugius. Štai kaip mintis, manifestuojant, atsiranda galimybės ir tas galimybės imi, padarai savo rankom ir va. Vladas nuvažiavo į kitą lauką, mes okupuojam priekabą. Vaikai turi tikslą išrinkti, kaip ir kasmet, iš priekabos vabaliukus visus išgelbėti. Tėtis ateina, o mes jų laukiam su saldainiais, ane? Joringe, paruošei saldainius? Jo. Paruošei, gerai. Tėčiui jaučiu baigęs bateriją, reikia saldainių. Nu, kadangi tu atėjai pas mumis į svečius, tai mes galim pavaišinti jomis, ponia Vladai. Nu, Joringe. Atidarom. Atidarom.